Ar esate viena iš daugelio tarptautinių porų, galbūt gyvenanti negimtojoje šalyje ir besinaudojanti judėjimo laisvę bei galimybę mokytis ir dirbti Europos Sąjungoje? Jei jūs nusprendžiate išsiskirti, viskas gali pasidaryti sudėtingiau. Svarbu, kad jūsų vaikai palaikytų asmeninį ryšį ir reguliariai bendrautų su abiem tėvais, kurie gali gyventi skirtingose šalyse. Pasikalbėję su savo partneriu, galite susitarti dėl svarbių globos aspektų, pavyzdžiui, vaiko gyvenamosios vietos, finansų, mokymo ir lankymo teisių. Prireikus papildomos paramos siekiant susitarimo, galite kreiptis į tarpininkavimo specialistą, šeimos teisėje besispecializuojantį teisininką arba vaiko teisių apsaugos įstaigą. Jei nepavyksta susitarti ir prireikia kreiptis į teismą, ES taisyklės padės nustatyti, kuris teismas turėtų nagrinėti jūsų bylą. Teismui nustačius tėvų atsakomybę, bus lengviau įgyvendinti jo sprendimą bet kurioje ES šalyje. Prireikus daugiau informacijos ir pagalbos priimant visiems geriausią sprendimą, apsilankykite Europos e-teisingumo portalo šeimos bylų skyriuje.